visą laiką būtent toje erdvėje. Ir kai žaidžia labai gerai puolime, žaidžia efektingai ir efektyviai. Čia taiklus metimas šitoje nuotolio. Iš ties atrodo, kad galėjo užsimerkęs įskaičiuoti tuos 2 taškus ir niekas ten pasikeisti negali. Gėlas, geras perdavimas Mičovičiui. Situacija su Šeškum, šis gauna kamuolį nugarai krepšį. Mičovičius pagavimas, metimas, tinklelio dugnas, 19-18. Nors ir Mičovičius. Ir Strahinija Mičovičius demonstruoja savo meistriškumą jau. Mičovičius meta atšokęs ir pataiko. Gali būti daug labiau žaidimas į vieną krepšį, negu kad rungtynės vyksta realiai puikus. Larsono perdavimas, Strahinija Mičovičius dėmėgos gali kontroliuoti kamuolį Jonava. Šeškus nuo žemės perdavimas, koks geras sprendimas. Kamuolį Lukui Kreišmontui. Kreišmontas suranda Šeškų po driblingo iš toli, netaikliai meta Šeškus, ima kamuolį Mičovičius ir didina Jonavos persvarą iki 5 taškų. Ir vėl ten po krepšį. Mičovičius prieš Bruksą. Bando atakuoti po driblingo, nuo perimetro meta atšokęs serbas ir smeigia tritaškį pagrįžti pilnai į savo žaidimo stilių. Kreišmonto priverstinis netaiklus metimas, pats ima kamuolį Kreišmontas, Mičovičius pelno.